Tai šiuo metu vyks užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio atsakymai į Seimo narių klausimus ir, kaip žinia, pagal statuto 208 straipsnį numatyta atsakymui nedaugiau kaip 20 minučių. Prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkaujantis, gerbiami kolegos. Tai pagal statuto prievolę atsakau į pateiktus klausimus. Tai preambuliai norėčiau atkreipti dėmesį, kad klausimuose skambančios insinuacijos ir kaltinimai yra visiškai neteisingi, nepagristi ir nekorektiški bei demagogiškai manipuliatyvūs. Nepaisant to, gerbdamas statutą pateikiu savo atsakymus. Kaip jau pateikiau paaiškinimus viešai, mano sutuoktinė vasaros rezidencijos pradėjo žvalgytis per pandemiją 2020 metais, konkreti vieta akiratį atsirado 2021 metais. Kiekvienas, kuris įsigijęs kokį nors nekilnojamąjį turtą, ypač ne savo valstybėje, supranta, kad nekilnojamasis turtas nėra įgyjamas akimirksniu, o procesas trunka ilgą laiką. Teisiškai privaloma informacija apie įgytą vasaros rezidenciją buvo pateikta, bei viešai prieinama turto deklaracijoje iš karto įgyjus turtą. Keliamos interpretacijos, kad valdžia nepasiruošia ginti valstybės ir bėgs iš šalies, neturi nieko bendro su realybe. Visų pirmiausia, būtent ši vyriausybė turėjo atkaklumo stiprinti Lietuvos saugumą, pasiektas sprendimas dėl nuolatinio Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje. Valstybės gynybos finansavimas padidėjo nuo 1 milijardo eurų iki 2,3 milijardo eurų. Dabar Lietuva krašto apsaugai skiria virš 3% bendro vidaus produkto. Pastatėme 550 km ilgio, 4 metrų aukščio sieną su Baltarusija, kuri saugo nuo nelegalios migracijos. Patvirtinome reformą, kuri augins šauktinių skaičių. Be to, mano 2 sūnus, vienas yra pabaigęs savanorišką tarnybą, antrasis ją atlieka. Pirmasis jau yra rezervo karys, antrasis tokiu taps pabaigęs tarnybą. Jiedu būtų vienoje iš pirmųjų linijų, jeigu Lietuvai kiltų realus karinis pavojus. Jokia kita vyriausybė Lietuvoje nėra tiek investavusi į šalies gynybą. Taip pat ir aš, kaip vyriausybės narys, ginu Lietuvą tais instrumentais, kuriuos man suteikia rinkėjai. Ta ketinu daryti ir toliau, darys ir mano šeima. Antra, kaip ir minėjau anksčiau, mano šeima niekada neslėpė informacijos apie įgytą turtą, teisiškai privaloma informacija apie įgytą rezidenciją buvo pateikta, bei viešai prieinama turto deklaracijoje iš karto įsigijus turtą. Trečia, savo statusų nesinaudojau, nuolaidų negavau, dar sykį noriu pabrėžti ir pažymėti, kad jūsų klausimuose skambančios insinuacijos yra nekorektiškos, nepagristos, neteisingos ir propagandiškai manipuliatyvios. Ačiū. Ačiū labai ministrui ir pagal statutą pirmumo teisę užduoti klausimus turi pasirašę reikalavimą asmenys, bet kadangi ir kalbėtų užsirašė pirmas Artūras Skardžius, tai prašau, gerbiamas Artūrai. Ačiū gerbiamasis pirmininkė, gerbiamas ministrė. Na išties, nereikėtų slėptis už sūnų plačių pečių, už žmonos sijono ar premjerės sijono, bėgant nuo atsakomybės ir paaiškinti parlamentarams, atsakyti į žurnalistams rūpimus klausimus. Gerbiamas ministrė, kodėl būtent tuo laiku, kada visa tauta rengėsi tą galimai invazijai, ačiū Dievui, kad jos neištiko toks likimas kaip Ukrainos, Lietuvos, jūs tiesiog susiruošite tepti slides ir pasislėpti savo bunkeryje. O žurnalistų tyrimai vis dėlto atskleidžia, kad šioje jūsų nuostabioje rezidencijoje kainos aplinkinio nekilnojamo turto yra kartais didesnės negu tie nepilnai 1 milijonas eurų sumokėta už tokią nuostabią rezidenciją. Ačiū labai. Man iš tikrųjų klausimus, kuriuos jūs taip sumonėte vieną krūvą, aš jau atsakiau. Tik tai man labai smagu, kaip jūs savo ir savo kolegų rolės pasiruošime tuomet artėjančiam karui stengiatės neprisiminti. Būtent tiek aš, tiek mano kolegos įspėjome apie artėjantį karą, kvietėme jam ruoštis, siūlėme įvesti sankcijas. Atsiverskite pranešimus spaudai. Beveik nebijoju ir savo kolegų, pono Palucko, pavyzdžiui, kurie visi tuomet kalbėjo apie tai, kad jokio karo nebus, pavojus neegzistuoja, ruoštis nereikia, su Rusija ir Baltarusija draugauti privalome. Nebejoju, kad jūs ir dabar tą patį mastote. Tai tiesą sakant, pirmiausia, jeigu kalbam apie karą,
Pirmiausia, aš galiu kalbėti iš tribūnos taip, kaip man atrodo esant reikalinga. Aš norėčiau jūsų sužinoti, ar jūsų požiūris nuo karo pradžios į Rusiją ir Baltarusiją, kuriai verbaliai atstovavote daugiau kartų turbūt negu bet kas iš tos salės, ar jisai pasikeitė? Ar jūs dabar kitaip jau žiūrite į Rusiją? Ar jūs pritarėte sankcijų politikai? Ar vis dėlto likote ištikimą savo pirminiam nuostatam? Kai turėsite progą, keiskime vietom, atsakykite tos klausimus. Ačiū labai. Kitas narys, kuris nepaklaus, yra gerbiamas Aidas Gedvilas, prašau. Gerbiamas ministrė, 2 minutės 39 sekundės, rekordas toje salėje, atsakinėjant iš anksto suformuluotus klausimus. Kadangi deramų atsakymų taip ir negavome, o atvirai tariant mažai ir tikėjomės, jeigu jie būtų galimi tokie, jūs turbūt būtumėte seniai paaiškinęs, bet ką ten atsakinėti, kai faktai kalba patys už save. Šių metų pradžioje pasirodė informacija, kad į Lietuvą žengia naujos Graikijos oro linijos, kurios startuoja su reguliariais skrydžiais tarp Vilniaus ir Atėnų. Kaip žinia, jūsų šeima yra Graikijos Egino saloje vilos savininkė, kuri beje oro uostas 500 km nuo Atėnų. Sakykite, prašau, ar šie atsiradę tiesioginiai skrydžiai į Graikiją yra jūsų pastangų pasiekmė? Kaip jums būtų patogiau keliauti ir kiek tai kainavo Lietuvai? Ačiū labai. Iš tikrųjų, pirmą kartą girdžiu klausimą, į kurį iš tikrųjų norėčiau atsakyti iš jūsų. Norėčiau prisimti laurus. Ir dėl turistų skaičiaus didėjančio, ir dėl avialinijų skrydžių, bet turbūt nebūčiau teisingas ir nebūtų tikslu, jeigu aš tą padaryčiau būtent atsakydamas klausimą tokiu būdu. Jeigu jūs manot, jeigu jums taip atrodo, tai tiesą sakant, tam tikrą prasme pagiria mane ar mano darbą. Bet dėja jūsų teiginiai vis tiek yra, kaip ir įprastai jums atsitinka, šiek tiek atitrūkę nuo realybės. Ačiū labai, dabar klausia gerbiama Agnė Širinskinė, prašau. Man atrodo, mes jau girdėjome visą vasarą jūsų logorėją apie cirko ponius, žirafas. Dabar dar išgirdom logorėją apie Palucką ir tikrai ne to susirinkome. Graikijoje yra nekilnojamo turto mokestis. Tai informuokite, kiek sumokėjote nekilnojamo turto mokesčio įsigijęs tą savo sodybėlę brūkšnelis vilą. Tiek, kiek reikalauja įstatymai. Ačiū labai. Dabar noriu atsiprašyti gerbiamo Viliaus. Čia ministro teisė. Tiek, kiek reikalauja įstatymai. Gerai, dabar pagal eiliškumą Valius Ąžuolas, prašau, nes jisai pasirašė kreipimąsi, prašau. Gerbiamas ministrė, turbūt ministras ir skaidrumas turėtų būti kartu. Praeitoje kadencijoje, kai turėjom parlamentinę tyrimų komisiją, Stepukonis paliudijo, kad su jūsų šeimos verslu prasuko sandorį sklypą už 1 eurą. Taip padėjo išvengti mokesčių valstybei, nes tai yra apsimestinis sandoris, netitinkantis rinkos vertės. Ar jūs ir toliau vykdote tokius sandorius, kur netitiktų rinkos vertės? Ar jūs ir toliau tai darote? Ar kažkas pasikeitė? Seimo narys ir padorumas irgi šiek tiek turėtų būti susiję. Ir klausimuose būtų gerai vis tiek kažkaip formuluoti nors ką nors su realybė susieto. Ačiū labai. Dabar toliau pagal eiliškumą užsirašius yra gerbiama Laima Nagienė klausti. Prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Žinot, klausantis jūsų atsakymų, taip turbūt šypsena yra. Bet mano klausimas apie žmonos verslą, privačias mokyklas. Gal galite pakomentuoti, nuo kada šitas verslas yra toks pelningas iš valstybės biudžeto? Ar čia yra didelis tėvų indėlis, kad tokias pajamas ir tokį pelną turi ir kad jūs galite įsigyti už vos ne 1 milijoną eurų vilą? Dėl verslo aplinkybių aš negaliu nieko komentuoti, nedalyvauju verslo reikaluose, jokia forma. Mano supratimu, turtas, kuris yra deklaruotas ir deklaruotos yra pajamos, jisai pats kalba apie galimybės, kokios yra, viskas.
paskutinė iš reikalavimą pasirašusių Seimo narių paklaus Rasa Budbergytė ir tada grįšim prie mūsų įprasto sąrašo. Prašau, gerbiama Rasa. Gerbiamas ministrė, mes, tie, kurie uždavėm jums klausimus, esame įpareigoti Seimo statuto klausti tik tai iš tos temos, iš kurios reiškia klausimai užduoti. Aš tikėjausi iš jūsų pagarbos Seimui, kad ir jūs kaip ministras, Seimo narys, atsakydamas į užduotus klausimus, kalbėsite tik tai apie tai, kas yra ta tema, tai yra jūsų ta vila, tas pirkinys, kodėl jūs galbūt vengėte atsakyti į tuos klausimus. Ir vis dėlto, šiandien stovėdamas tribūnoje, jūs taip pat pradėjote kalbėti apie kitus dalykus, kaip tikras, kaip sakoma, komunikacijos specialistas, politinės strateginės komunikacijos specialistas, kalbėti ne apie dalyko esmę. Ir žinote, man taip atrodo, kad klausimas, kurį norėčiau jums užduoti, ar jūs vis dar jaučiate pagarbą šitam Seimui, ar nejaučiate, ar jaučiate tik tai panieką, net ir būdamas šito Seimo dalis. Ačiū. Gerbiama kolegė, dabar jūsų klausimas galėtų būti lygiai taip pat suformuluotas ir visai eiliai žmonių, kurie man klausimus uždavė. Kiek iš jūsų šiandien uždavusių klausimus uždavė klausimus, kurie buvo suformuluoti raštu? Net jūs pati, tiesą sakant, nesuformulavot klausimų iš to, ką surašėt. Tai kaip tada reiktų man atsakyti į klausimus, kai jūs net bandydama formuoti klausimą, neužduodat klausimo apie turinį. Dabar apie turinį. Pagal statutą klausimai turėtų būti užduodami ministrui. Ministras iškviečiamas tribūną yra kalbėti apie savo darbą. Buvo klausimų, kurie buvo susiję su mano darbu. Aš atsakiau, nesinaudojau, neprašiau, negavau, daugiau neturiu ką pridurti. Ponas Gedvilas vienintelis, kuris formulavo klausimą apie darbą, ar aš savo pastangomis galėjau atvesti avialinijas į Vilnių. Būčiau norėjęs, bet neturiu tokių pajėgumų. Tai čia yra klausimas, kuris yra susijęs su mano darbu. Dabar visa kita, kas yra užduodama, yra politinio šou dalis. Ir apie kokius nors įgūdžius, ar ten, kaip jūs sakėt, viešųjų ryšių, gerbiama ponė. Jūs organizuojat politinį šou, aš esu priverstas dalyvauti, gerbiu Seimo statutą, ateinu čia, geriausiais būdais atsakau, kaip aš galiu. Jeigu man yra užduodamas klausimas, kuris man leidžia atsakyti taip, kaip aš manau, kad yra teisinga, aš jį pasirinksiu ir atsakysiu. Lygiai taip pat nebejoju, kaip darytumėt ir jūs, ir kai jūs suformuluojat šitą klausimą. Kai kurie klausimai yra įžeidus. Ir jūs pasirašėt po kai kuriais klausimais, kurie yra tiesiogiai įžeidus, įžeidžiantis mane ir mano artimiausius žmonės. Tuos, kurie yra savo parašų ir priesaiką pasakę, kad jie gins šitą valstybę. Daugiau turbūt negu daugelis iš mūsų čia esančių, daugiau negu aš. Jie yra įžeidžiami šitame rašte. Jie nenusipelnė to. Dėl to, kad kiekvieną kartą, jie kiekvieną savaitgalį eina į treniruotės, eina į būrį, kuriam priklauso, atlikti tarnybą, kalbu apie savo sūnus. Ir jie turi klausyti šiandien apie tai, kur jūsų parašas yra po insinuacijomis, kad jie neva negintų valstybės. Tai yra nepagarba. Tai yra nepagarba tiems žmonėms, kurie šiandien yra pasirinkę savo krauju ginti šią valstybę. Ačiū ministrui. Kitas Seimo narys yra Vilius Semeška. Prašau, Viliau. Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiamas ministrė. Ką padarė Gabrielius Landsbergis? Ar jis įsigijo namą neteisėtai pastatytą Lietuvos draustinyje? Ar jis įsigijo kažkokį turtą kopose prie jūros? Ar įsigijo turtą Baltarusijoje? Ar įsigijo turtą Šiaurės Korėjoje? O jeigu jis būtų įsigijęs sodybą, ne pačią brangiausią, dabar sodybos kainuoja milijoną ir daugiau, o jeigu būtų įsigijęs butą Vilniaus centre už 1,5 milijono ir daugiau, juk tai yra rinkimų kampanija, ar tai akivaizdu? Ministrė, jūs tapote eilinė rinkimų kampanijos auka. Blogai, kad ta auka tampa jūsų šeima, jūsų vaikai. Bet, kaip minėjo ponas Gedvilas, jūs kaip ministras tikrai esate žinomas visame pasaulyje ir matyt vien dėl to yra atvestos ir Graikijos avialinijos, įsigykite ir turto Jungtinėse Amerikos valstijose. Greičiau turėsime tiesioginius skrydžius. Ačiū. Ačiū už klausimą. Neturiu daug ką atsakyti. Turbūt nei jum, nei man nėra pirma rinkiminė kampanija.
Žinau, kokią emociją sukelia mano pavardė atsidūrusi praktiškai prie bet kokios antraštės. Tai ar netgi ant taikinio, štai kurį pats ponas Skardžius irgi yra kartą atsinešęs ir su ponia Žirinskienė tikrai turėjo didelę pramogą parodyti sušaudytą taikinį. Esu dalyvavęs įvairiose tokiose operacijose, sakykime, politinėse. Neišgąsdino praeitos, neišgąsdino šita, išgyvenom netokius dalykus. Prašau, aš norėtų paklausti Dainius Kepenis. Dėkuoju. Na, turbūt nedaugelis mūsų tautiečių prisimena vieną Seimo nutarimą, kuris kalbėjo apie tai, apie teroristinės organizacijos požymių turinčią vieną partiją. Tai buvo kalba apie jūsų partiją, taip vadinamus konservatorius. Tai dabar mes klausomės jūsų pareiškimo. Jūs sakote, privalo būti suformuotas sanitarinis kordonas, nepraleisti radikalių jėgų į vyriausybę. Tai yra ir kitokių radikalių jėgų, kurios taip pat turi tokių panašių požymių kaip šita partija. Gal galite jas įvardinti? Ačiū. Ačiū už šitą klausimą. Tikrai vėlgi siekdamas atliepti ponios Budbergytės iškeltą standartą, aš negalėčiau atsakinėti net jūsų klausimą, nes tai niekaip nesusiję yra su tuo, kas yra pateikta, bent jau man. Bet kadangi jūs klausite apie radikalias partijas, taip. Lietuva šiandien susiduria su radikalių politinių jėgų stiprėjimu. Ta mes matėme labai aiškiai per Europos parlamento rinkimus. Mes matom tos veikėjus šiandien salėje. Tie veikėjai yra antisemitiniai, dažnai anti-ukrainietiški, dažnai prorusiški. Jie ketina dabar būti išrinkti į naują Seimą, formuoti vyriausybę. Ir kai kurios kairiosios partijos mano, kad tai yra viskas tvarkoj. Ir šiandien aš manau, kad tokių partijų, kurios yra už valstybę, pareiga yra pasakyti, kad šitų partijų koalicijose būsimuose nebus. Vyriausybėse nebus. Toks yra uždavinys šiandien politinių jėgų. Ir aš dėl to kviečiu kolegas ir bičiulius socialdemokratus išdrįsti ir tą pasakyti labai aiškiai. Vieną kartą, kad mes su radikalais į koalicijas neisime, tokios politinės jėgos neformuos vyriausybės ir tos politinės idėjos, kuriuom kartais ir jūs atstovaujat, ponas Kepenė, kad jos šitoj salėj nebus duota jiem tribūna. Apie tai yra kalba. Ačiū, kad paklausiu šitą klausimą. Ačiū labai. Kitas norėtų paklausti Seimo narys gerbiamas Sergejus Jovaiša. Prašau. Ačiū posėdžio pirmininkė. Gerbiamas ministrė, pastaruoju metu tenka girdėti, kad tokie daikčiukai kaip dronai dažnai skraido virš privačių teritorijų ir matyt dažnai neleistinai nufilmuoja įvykius, gali užfiksuoti tam tikrus šeimininius. Ukrainos kare tokius dronus vadina Baba Jaga, lietuviškai Bobo Ragana. Tai kas sėdėjo ant šluotos, kokia Bobo Ragana, kuri filmavo jūsų tą gyvenamą objektą ne Lietuvoje. Ir kodėl jis nebuvo numuštas, jeigu sūnus taip gerai ruošiasi tėvynės gynybai. Ačiū už klausimą. Ponia Žirinskienė kažkaip šiandien irgi istorijos pamokų prisiminimuose tai pagauta, prisiminė, kad lyg tai raganos yra jau Lietuvoje ir vakarų Europoje. Yra išnykusios nuo 19 amžiaus, beras tokį, jinai datą minėjo. Tačiau akivaizdu, kad tai iš tikrųjų klaidinga nuostata. Mes matom jūsų minėtų dronų valdytojų ir čia, ir Seime, matom dėja ir žiniasklaidai. Ir akivaizdu, kad nieks nesiūlo susidoroti, bet identifikuoti ir tada, kai reikia izoliuoti, manau, kad tai yra teisinga taktika. Taip, ir paskutinis klausė gerbiamas Matas Maldeikis. Labadiena. Ministrė, norėjau tokį platesnį klausimą visam šitam kontekste. Kai vyko visa šita istorija, tuo metu buvo diskusija dėl komisijos nario paskirimo nuo Lietuvos. Ir visam šitam kontekste, ar tai kas vyko, jums neprimena tipiško Tomkaus ir Vainausko stiliaus tokios komunikacijos ir veikimo būdų Lietuvoje, tai ką mes matėme ankstesniais laikais, kad visa tai tiesiog sugrįžo dabar ir tai, ką mes matėm, buvo tiesiog tokias
priemonė politiškai susidoroti su tais, kuriais tu negali susidoroti diskusijoje, ar tiesiog neturi galimybės pažiūrėti jam į akis ir pasakyti, kad jis tiesiog stipresnis už tave? Buvo laikai, turbūt dar iki įsitraukiant į politiką, kuomet dienraščiai tokie kaip, save vadinę dienraščiais gal, Lietuvos rytas ar Respublika, kuriem vadovavo ir kai kurie, ir prezidento patarėjai, iš tikrųjų buvo tie, kurie nuspręsdavo ir politikų likimus, apibrėždavo politinį lauką ir sakydavo, kad laikraščių gali tiek politiką, tiek musę, reiškia, karjerą užbaigti. Tie laikai baigėsi. Vienareikšmiškai, metodai liko, faktas, aš manau, kad tie metodai yra tikrai užėję ir žiniasklaidos ir kartais gali žmogų iš žiniasklaidos išimti, bet tos žiniasklaidos iš to žmogaus išimti negali. Ir tie žmonės yra paskleidę visur, metodai išlieka, bet dėja galia yra visai kita. Technologinė revoliucija, socialinių tinklų įsigalėjimas, šiaip demokratizacija nuomonių, jinai vis dėlto lėmė, kad viena nuomonė dažnai nebėra tas dalykas, kuris būtų suformuotų visą politinį lauką. Nebesam ten. Ir čia yra pagrindinė žinia, kurią aš ir atsakydamas kitą klausimą bandžiau pasakyti. Taip, tai nėra pirmas kartas, kad taip yra daroma. Bet dėja efektas to yra visai kitoks, negu tai būdavo anksčiau. Ir tikiuosi, kad tą žmonės organizuojantys arba stojantis už to irgi taip pat supranta. Ačiū labai. Pagal statutą numatytas laikas klausimam ir atsakymam yra baigtas. Ir dabar, kaip žadėta, Seimo narių pareiškimai. Tai nuo šoninių dar tegul paklausė. Prašau. Prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas Landsbergis turbūt perspjovė savo senelį, kuris į tautą žiūrėjo kaip iš šunaują.